Mano draugai, taigi šiandien mes turime šeštadienį. Gaila, kad oras nedžiugina mus taip, kaip džiugino vakar. Skirtingai nei vakar, šiandien lyja ir netgi šiek tiek snygo, bet tai tikrai jokių būdų nesugadins mums nuotaikos. Taigi šiandienos šeštadienio aš labai norėčiau pasidalinti su jumis. Neturim kažkokio labai ypatingo įdomaus plano, viskas pakankamai paprastai, eisim į sporto salę, po to šiaip galvosim, gal nufilmuosim naują video rubrikai Atvičiaju. Naktį aš tiesa dirbu, tai pasidalinsiu su jumis savo darbingo šeštadienio įspūdžiais, parodysiu, kaipgi viskas vyksta dirbant didžėjaus darbą. Ir šiaip gerai praleisim dieną. Dar vienas pastebėjimas, peržiūrėjusi savo paskutinius video, aš supratau, kad žiema matyt kažkur labai giliai prispaudė visą tą norą dažytis, gražiai rengtis ir šiaip gražiai atrodyti. Tai dabar aš bandysiu jį iš savęs kažkaip išsitraukti ir vėl susigrąžinti tą norą daryti šukuosenas, daryti gal kažkokį gražesnį makiažą, galų gale rengtis. Bet va prašau, kartais tiesiog nesuprantu, dėl ko tą daryti, nes dabar eisim į sporto salę, kam sukti ten plaukus ar kažką ypatingo daryti, jeigu plausiu galvą. Kam dažytis, jeigu vėl makiažą visą reikės po to nuvalyti ir dažytis iš naujo. Tai va taip ir gaunasi. Jau važiavome į sportą, bet netikėtai mūsų planai pasikeitė. Mes prisiminėm, kad Hi-Fi namai mums davė įvairių ausinių tam, kad mes galėtume jas apžvelgti ir pabandyti ir pasidalinti savo nuomonę. Ir mes nusprendėm, kad turim laiko, užsukom dabar į ofisą, dabar nufilmuosim review ir tada jau su ausinėm važiuosim sportuoti. Sveiki, mėly mano draugai, mano vardas yra Darija Kot ir šiandien aš turiu neįtikėtiną galimybę apžiūrėti šitas ausinės, kurias man suteikė Hi-Fi namai ir tai yra Mi Audio 3. Ir taip pat mums davė 2 komplektus ausinių, kuriais aš galėsiu pasidalinti su jumis. Valandų filmavome review ir žinokit, tai dar ne pabaiga. Ir blemba, aš net susinervinau, pasirodo, tai yra taip sudėtinga kažką kalbėti ir vertinti kažkokį dalyką. Žodžiu, aš susinervinau ir mes nusprendėm varyti valgyti. Pabaigsim vėliau. Kaip labai patyręs maisto kritikas, norėčiau pasakyti, kad restoranas Džiaugsmas manęs nenudžiugino. Vadai. Štai, mėly draugai, ir review, kurį mes filmavome, nežinau, bendrai kokias 3-4 valandas, neskaitant to, kad dar išėjom pavalgyti. Aš negalvojau, kad tai yra taip sudėtinga padaryti ir
toks jausmas, kad jau visą dieną kokią dirbu, nežinau, jau noriu miego, o dar sugalvojom dabar važiuoti filmuoti rubriką Atvičiaju naują video ir dar po to reikės pralošti ausinės irgi, tai jeigu jūs domins, tai būtinai sekit mano kanalą ir viską susižinosit. Tai ką, judam toliau. Vėl mūsų planai eina šuniui ant uodegos. Planavom važiuoti filmuoti Atvičiaju, ką tik paskambino Maženas, sako, davai atvarykit pas mane, man reikia, kad tu man padėtum surišti suknelę. Ką jinai turi omeny, sakydama surišti suknelę, aš nežinau, bet karočiui mes pas ją atvažiuojam ir dabar einam. Aprengėme gražuolę gimtadieniui ir dabar toliau važiuojam. Jau dabar tikiuosi, važiuosim iki filmavimo aikštelės, kurią patys savo susigalvojam. Filmuosim naująjį video rubrikai Atvičiaju. Tai judam dabar link Siemens arenos. Dabar išbandysim, ar aptarnausim per 90 sekundžių. Mes laimėjom Big Maką. Jo, kaip būtų gaila, bet mūsų aptarnavo šiek tiek ilgiau, per 90, aptarnavo per 2 minutės. Mes viską fiksavom, jūs viską matėt ir mes gavom Big Maką. Emilis pasakė, kad aš esu bloga mergaitė ir dėl to pasodino mane į kampą. Ne, iš tikrųjų aš čia sėdžiu, nes turiu pakrauti savo telefoną ir dabar montuoju naują epizodą Atvičiaju rubrikai, bet aš taip įsivaizduoju, kai jūs žiūrėsite šį video, jis jau bus įkeltas ir jūs jau pažvengę žinosite, kas čia yra. Prieš 10 minučių aš įmečiau į savo Facebook puslapį naują Atvičiaju, kur su mašina važinėjom ir jūs nepatikėsit, per 10 minučių pas mane yra 105 laikai. 105 laikai per 10 minučių. Taigi, draugai, mes jau atvykome namo ir iš tikrųjų šiandien mums su Kamiliu nepavyko davažiuoti iki sporto salės, tai filmavom vieną, tai filmavom kitą, tai po to dar turėjom visokiausių reikaliukų, tai vietoj svarmenų mes šiandien pakilnojom sumuštinius iš Makdako. Žinau, nelabai gerai, bet nieko, rytoj tikrai nuvarysim ir pasportuosim už 2 dienas. Dabar pas mus yra 9:30 vakaro, o tai reiškia, kad man iki darbo lieka 1,5 valandos. Tai skubu aš dabar į dušą, vėliau dažysiuos, darysiu šukuoseną, rengsiuos ir mes jau varysim į klubą. Planavau šiandien nufilmuoti dar vieną epizodą Atvičiaju. Jeigu pavyks, tai iš tikrųjų ir nufilmuosim. Nu ką, mėly draugai, aš jau esu pasirengusi važiuoti darbą. Šiandien apsirengiau savo mėgstamiausią suknelę, po ją uždėjau tokį permatomą topą ant viršaus. Dargi čiokerį, būtinai jo reikia paminėti, nes man jie labai patinka. Tai užsidedu savo spygliuotą mėgstamiausią švarką. O dabar sukam į klubą. Kaip visos tikros žvaigždės, užeinam pro galinį įėjimą. Juokauju, einam. Atėjome į mano darbo vietą, aš visada ateinu šiek tiek anksčiau tam, kad galėčiau patikrinti, ar viskas gerai, ar viskas groja. Grojam su tūkstantiniais pionieriais, čia yra mikšeris, per kurį mes iš tikrųjų suvedam visus gabalus. Mano svarbiausias darbo įrankis tai yra ausinės
ir mano USB su visa turima muzika.